Ortakių valymo šepečiais metodas yra pripažintas vienu veiksmingiausių valymo būdų. Pagrindinės Presovac gaminamos valymo įrangos techninės dalys yra šepetiniai ir vakuuminiai įrengimai bei filtravimo aparatas. Valymo įrangos galingumas priklauso nuo valomų ventiliacijos kanalų diametro. Presovac valymo įrangos veikimo principas – tai galingo pneumatinio variklio varomas besisukantis šepetys. Dvipusė eiga padeda šepečiui efektyviai išvalyti nešvarumus ortakiuose ir lengvai judėti ventiliacijos kanalo trasomis. Šią funkciją atlieka specialūs valdymo cilindrai. Šepetinio variklio pajėgumai priklauso nuo kompresoriaus galios. Visi vakuuminio prietaiso iš ortakio pašalinti nešvarumai patenka į filtravimo aparatą. Pneumatinių šepečių sukimosi kryptis gali būti reguliuojamas tiek automatiniu, tiek rankiniu būdu. Šią patentuotą Presovac sistemą galima valyti apvalius ir stačiakampius ortakius, net ir tada, kai ventiliacijos kanalo viduje yra įrengtas atraminis kaištis. Šepetys valo ortakiuose susikaupusius purvą ir dulkes, o vakuuminis prietaisas pašalina juos į filtravimo aparatą. Presovac įranga naudojama sudėtingų objektų valymui nuo 10-ojo dešimtmečio pradžios. Vienos iš daugelio Presovac klientų, kompanijos Salminen Oy direktorius pasakoja: mes naudojamės Presovac įranga jau nuo 10-ojo dešimtmečio pradžios. Pradėję naudoti Presovac įrangą, įsitikinome jos aukšta kokybė. O tai yra labai svarbu, nes valomųjų objektų yra daug, todėl įranga turi būti patikima. Presovac šepetinio prietaiso pagrindas yra pneumatinis variklis, sukantis šepetį ir ritę. P40 modelio ritės pneumatinio lyno ilgis yra 40 metrų, P25 modelio ritės lyno ilgis atitinkamai yra 25 metrai. Pneumatinis variklis sunaudoja 400 litrų oro per minutę, esant 6 barų slėgiui. Į valymo įrangos komplektą taip pat įeina vandens separatorius, slėgio reguliavimo cilindras ir rankinis atvirkštinės eigos reguliavimo cilindras. Papildomai galima užsisakyti automatinį atvirkštinės eigos reguliavimo cilindrą, kuris žymiai palengvina stačiakampių kanalų valymą. Taip pat kaip priedą galima užsisakyti centravimo antgalį šepečiui, kurio dėka šepetys išsilaiko didelio diametro kanalų viduryje, o tai padeda gerai išvalyti viršutinius ortakių paviršius. Žemo stačiakampio formos ortakio valymui geriausiai naudoti papildomą kampinį antgalį ir dvigubą šepetį. Valymo šepečiais metodas geriausiai tinka sauso purvo ir dulkių pašalinimui. Sukietėjusio purvo valymui geriau naudoti kietesnius šepečius. Tačiau net ir panaudojus minkštesnius šepečius, galima pasiekti norimą rezultatą, naudojant galingesnį variklį. Valymo šepečio dydis visada turi maksimaliai atitikti ortakio diametrą. Po šepečių rekomenduojama uždėti pagalbinį diską, kuris nukreipia oro srovę valomojo paviršiaus link, tuo pačiu metu išlaikydamas šepetį centrinėje ortakio dalyje. Tam, kad išvalytas purvas patektų į filtravimo aparatą, valomajame ortakyje turi susidaryti pakankamas neigiamas oro slėgis. Todėl turi būti uždaromos kitos nevalomos ventiliacijos kanalo dalys. Tai galima padaryti panaudojant užtveriamuosius balionus arba sklendės.
Presovac siūlo 4 vakuuminės įrangos modelius. Mažiausias modelis S100 naudojamas nedidelių kotedžų ortakių, kurių diametras nedidesnis negu 200 mm valymui. Galingiausias modelis S400 naudojamas didelių iki 800 mm diametro ventiliacijos kanalų valymui. Taip pat naudojami ir S200 ir S300 modeliai. Vakuuminė įranga yra prijungiama prie ortakio angos ir filtravimo aparato gofruota žarna. Tam, kad nešvarus oras nepakliūtų į aplinką, prieš valymą reikia patikrinti žarnos ir įrengimų jungties vietų sandarumą. Iš ortakių visi nešvarumai ir dulkės yra surenkami į filtravimo aparatą. Valant ištraukiamosios ventiliacijos kanalus, kartu galima naudoti vakuuminę įrangą ir oro cirkuliacijos sistemos filtrus. Yra naudojami 2 gabaritų Presovac filtravimo aparatai. Nedidelis, paprastas, mobilus F50 filtravimas yra naudojamas su S100 ir S200 tipo vakuuminės įrangos modeliais. F100 filtravimo aparatą tinka naudoti su S300 ir S400 tipo modeliais. Filtravimo aparatuose naudojami F3 klasės grubaus ir G7 klasės plono valymo filtrai. Filtravimo aparatas yra lengvai atidaromas ir uždaromas. Filtrai yra montuojami tokiu būdu, kad keičiant filtrų maišelius, dulkės ir purvas neišbirtų į aplinką. Išeinant iš filtravimo aparato oro srovė per polietileninę rankovę patenka į išorę. Filtrų užterštumo kontroliai aparate yra sumontuoti oro slėgio kitimo skaitikliai. Valant nedidelių diametrų ortakius, galima naudoti lankstų drėlės pagalba sukamą valą. Presovac asortimente yra įvairaus ilgio lankstus valai, numatyta galimybė prijungti ir keletą valų. Naudojami 2 modelių lankstus valai. Standartinis, labai lankstus vienpusio sukimosi ir ekonominis, mažiau lankstus abipusio sukimosi. Prieš valymo darbų pradžią yra sudaromas valymo planas. Ventiliacinių kanalų brėžiniuose ištraukiamosios ir pritekamosios ventiliacijos kanalus galima žymėti skirtingomis spalvomis. Ventiliacinių kanalų brėžiniai gali būti pasenę, todėl visada turi būti patikslinami vietoje. Valymo darbus rekomenduojama filmuoti arba fotografuoti. Valymo planas turi būti sudaromas taip, kad į filtravimo aparatą būtų surenkamas maksimalus purvo kiekis. Paprastai taikoma sekanti valymo seka. Nustatoma vakuuminės įrangos pajungimo prie ortakio vieta, valymas pradedamas atokiausioje ortakio vietoje ir einama link vakuuminės įrangos. Ištraukiamosios ventiliacijos kanalų valymui galima panaudoti ventiliacinių sistemų oro pūtiklius ir filtrus. Dažniausiai ventiliacinių kanalų apžiūros angų kiekis nėra pakankamas, todėl būtina išpjauti papildomas.
Ventiliaciniai vožtuvai yra plaunami specialiomis priemonėmis arba valomi suspaustu oru. Valant riebalais užterštus ventiliacijos kanalus yra naudojami specialūs riebalų gremžtukai. Baigiamojoje valymo stadijoje yra išvalomas ventiliatorius, pakeičiami filtrai ir patikrinamas ventiliatoriaus diržas. Po ventiliacijos sistemos pajungimo yra patikrinama jos funkcionalumas ir sureguliuojama oro srauto tėkmė.